Marijos diena, sekmadienis, tai taip truputėlį visi nurimkime ir pasistengkime pabūti su Dievu, su savimi, su savo artimaisiais, nes šiandien, kaip sako mąstytojai, žmogų reikia gelbėti ne nuo kitų, o nuo paties savęs. Dėl to, kad jis viską nori padaryti ir labai nuvargsta ir neranda poilsio. Tai sekmadienis poilsio diena. Poilsio diena. Marijos gimimas. Girdėjom apie ją, šventajame rašte nieko nepasakyta apie jos gimimą. Tačiau tai yra pradžia. Dievas pašaukė į pasaulį Mariją, mergaitę, moterį, per kurią jis pats Jėzuje Kristuje ateis. Kodėl visa tai? Kodėl to reikėjo? Paskutinėme sakinyje buvo parašyta šiandien Evangelijoje, kad Jėzus ką? Išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Iš nuodėmių. Dievas sukūrė pasaulį, kuriame egzistuoja blogis. Ir kiekvienas mes su blogiu susiduriam. Ir blogis nėra toks, apie kurį galėtum kalbėti, bet kai jis paliečia, žmogui labai skauda. Ir jis ieško išeities. Įvairiais būdais mes siekiam nuo blogio pabėgti, išsisukti, paaiškinti. Daug yra prirašyta knygų apie blogio kilmę bei problemą bei sprendimą. Bet viena tokia mintis, kurią radau vienoj knygoj, labai taikliai atsako į blogio problemą. Blogis yra laikinas, gėris amžinas. Nes jeigu blogis būtų amžinas, jis būtų lygus Dievui. Tomas Akvinietis tai jau yra kalbėjęs 13 amžiui. Negali būti blogis amžinas. Tai kada mes susiduriam su blogiu, ir tai tikrai vyksta kiekvienam iš mūsų, nuolat prisiminkit, tai yra laikina, tai praeis, reikia pabūt. Nes aš žengiu į amžiną gėrį, arba mano gyvenimas yra apglėbtas amžino ir visuotinio gėrio. Taigi gėrį mes turim įžvelgti, pamatyti, gėrį pamatyti. Arba turėti viltį, arba gebėti išlaukti. Taigi visada atsiminkit, blogis laikinas, gėris amžinas. Kada bus tikrai kas nors negerai jūsų gyvenimuose. Ir Jėzus, pats Dievas, kuris sukūrė tokį pasaulį ir leido jame egzistuoti blogiui, gimęs per Mariją, prisiartina prie žmogaus, kad padėtų jam įveikti blogį. Kad padėtų jam įveikti blogį. Ir dėl to mes, aišku, šiandien minim Marijos gimimą, dėl to šiandien esam bažnyčioj, kadangi norim gyventi taikoje ir ramybėj. Neseniai teko būti pas vienuolę, kuri jau mirties patale bemaž, šviesus veidas. Šviesus veidas. Kada tu esi mirties patale, turbūt esi labai susirūpinęs, daug ko bijai, daug nerimo nebūna. O čia šviesus veidas. Neįveikia blogis. Įsivaizduojat, neįveikia. Ir tai matosi atsispindi veide. Kadangi tenka su ligoniais susidurti, su pacientais įvairiais, tai tikrai matau tuos skirtumus. Ir mūsų
tikėjimas yra didžiulė jėga. Ne tik gyvenime, bet ir mirties valanda. Dabar žiūrėkit, į du dalykus gal atkreipkim dėmesį, ką šiandien šventas raštas mums pasakė. Pirmiausia, į Juozapą, kuris nežino, ką daryti, su Marija, kuri pastojo, tapo nėščia iš šventosios dvasios. Jis nežino, ką daryti, kur jo vieta. Ar atleisti, išsiskirti su Marija, ar gyventi kartu. Sprendimas be galo sunkus. Ir kaip jis randa atsakymą? Šiandien mums yra pasakyta šventajame rašte. Per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė. Žiūrėkit, mes tikrai irgi papuolam, nedažnai, bet turbūt gyvenime papuolam į situacijas, kuriuose turim padaryti sprendimą. Ir nežinom. Ar taip reikia pasielgti, ar taip pasielgti. Neturim atsakymų. Ir vis galvojam, kartais klausiam vieno, kito, žinot, klausiam, tas kažkas pasako mums, bet neatsako aiškiai. Sprendimą turim priimti patys. Ir štai čia šiandien mums yra pateiktas metodas, kaip gauti atsakymą ir padaryti teisingą sprendimą. Įdomiai čia, žinot, parašyti, per sapną. Taigi, ar jūs, jeigu jums teko priimti taip labai svarbius sprendimus gyvenime, ar vadovavotės sapnais? Nesivadovavom ne vienas mes sapnais. Susapnavai ką nors ir priėmė sprendimą. Jeigu mes sapnais vadovautumėmės, nežinia kur nueitum. Į kažkokias absoliučias nesąmonės. Tuo tarpu šventasis raštas mums tai pateikia. Jis, kaip minėjau, visada Dievo žodis, šventasis raštas mums kalba tokia platesnė prasme. Ką reiškia sapnas? Reiškia ženklas. Kada tu turi padaryti labai svarbų sprendimą savo gyvenime. Nuo to daug galbūt priklausys tavo gyvenimas. Tau reikia ženklo. Tau reikia ženklo. Ir tą ženklą tu gauni. Iš kur jį gauni? Ar ten per sapną kažkokį ženklą gavai? Ar ten šiaip kažkur sutikęs ką nors gavai ženklą? Ar kokie nors įvykiai susiklosti taip, kad tau buvo duotas ženklas? Visai būna. Bet tu gavai ženklą. Jis nėra apibrėžtas. Ir dėl to yra šiandien įvardintas sapnas, kadangi supranta, tai neapibrėžta, neapčiuopiama, netikra. Bet vis tiek ženklas yra, kuris tau teikia nuorodą, kaip pasielgti. Taip buvo ir Juozapui. Viešpaties angelas, būtent viešpaties angelas, jam pasakė. O Juozapas buvo kas, kad gavo šitą ženklą? Kaip girdėjom, teisusis, teisingas, teisus žmogus. Taigi, jeigu tu esi teisus žmogus, stengiesi teisingai gyventi ir tau reikia apsispręsti, tai patikėk, tikrai viešpaties angelas tau duos ženklą. Kokį, aš negaliu jums pasakyti. Kiekvienas, kada ateis situacija, tai patirsit, nes suvoksit, kad tai ženklas yra iš dangaus. Antras dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, yra šiandien mums pasakyta Evangelijoje, kad Jėzus, kaip minėjau, išgelbės savo tautą iš ko? Iš nuodėmių. Iš ko mes norim būti išgelbėti? Nuo ko mes norim būti išgelbėti? Arba žydai nuo ko norėjo būti išgelbėti tuo metu? Žydai norėjo būti išgelbėti iš romėnų priespaudos, iš vergovės, iš vergavimo kitiems, nuo priespaudos. Ir iš esmės žmogus, jeigu šiandien jis galvoja tais pačiais, sakykime, terminais,
Jis nori, nuo ko mes norim būti išgelbėti? Nuo nelaimių, nuo nesėkmių, nuo bėdų, kurios mus persekioja. Nuo kažkokių, žinot, darbo praradimo, nuo blogų draugų, gal kas nors mus blogai paveikė. Mes norim būti išgelbėti nuo priespaudos, kurią patiriame šiuo momentu. Ar tai liga, ar tai prarandam, kaip minėjau, darbą, ar tai dar kas nors atsitinka. Mes norim būti nuo to išgelbėti. Ir tai yra natūralus žmogaus troškimas. Visi mes to norim, visi absoliučiai. Aš taipogi. Bet šiandien mums yra pasakyta, kad jis išgelbės Jėzus iš nuodėmių. Kaip reikėtų suprasti šitą pasakymą, ką reiškia nuodėmė. Žinot, šių dienų pasauliui žmogui nuodėmė, kažkoks blogis atsitiko, praėjo, nereikšmingas, nebūtinai tai kreipti dėmesio. Jis įvardina panašiai, jis nekreipia didelio dėmesio į nuodėmę, nežinodamas, kas tas yra. Iš tikrųjų, mums taip pat taip nutinka. Bet nuodėmė yra kas? Pagal aiškinimą, biblinį aiškinimą, nuodėmė yra nepataikinti į taikinį. Kada tu šauni pro šalį, tai yra nuodėmė. Žiūrėkit, irgi žymiai plačiau suprasta, turėtų būti suprasta. Žymiai platesnė prasme yra pateikta. Nepataikiau į taikinį. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia man? Žiūrėkit, kiekvienas žmogus nori būti laimingas. Norim būti laimingi. Visi mes norim būti laimingi. Bet mes norim būti laimingi kaip? Dabar, čia, aš noriu būti laimingi. Kaip minėjau, kad man sektųsi, kad viskas dabar gerai klostytųsi. Bet laimingas aš esu, kada matau į priekį. Kad jeigu darysiu tam tikrus žingsnius, elgsiuosi tam tikrų būdų, aš būsiu laimingas. Dabar gal nesu laimingas. Žiūrėkit, imkim pavyzdį. Kas nors siekėt profesijos, reikėjo daug mokintis. Studijavot, laikėt egzaminus, nemiegojot naktim, arba dabar studentai, arba moksleiviai. Ir ar jis yra laimingas tuo metu? Nelabai, žinot, kai reiktų tos egzaminus laikyti, man irgi nemažai jų reikėjo laikyti, tikrai nesi laimingas. Gal kam tiek čia daug to visko čia gyvenime reikia. Bet tu žiūri į priekį, tu nori pasiruošti, kažką įveikti, kažką pasiekti, nes tai yra kas. Jeigu tu tapsi, to, ko nori tapti, ir tam įdedi daug pastangų, tu save išpildysi. Tu dirbsi tokį darbą, kuris tave padarys laimingu. Suprantat? Tu būsi laimingas žmogus. Nuostabu tada bus. Tu pataikiai į tą taikinį savo gyvenime. Pataikiai, nors tam, kad pataikintum, turi įdėti daug pastangų, daug vargo, daug ko atsisakyti, bet tu pataikiai. Taip pat visas mūsų dvasinis gyvenimas, kurį gyvenam, kas yra? Reikia į bažnyčią eiti, reikia melstis, reikia gerą daryti, reikia atleisti. Žinot, tai kartais mus nedaro laimingais, ne? Mums nepatinka, kartais nesam egoistai. Bet jeigu mes tai sugebam padaryti, mes išpildom save, mes tampam tikrai žmonėmis, mes tampam, patenkinti. Kad, pavyzdžiui, tu įveikiai blogį, kuris tave persekioja nuolat, tu įveikiai per didelės pastangas, tu esi laimingas, suprantat? Tau gyvenimas yra visiškai kitoks. Tu pataikai į taikinį. Tuo tarpu, jeigu ne, tu šauni pro šalį. Imkim pavyzdį. Pavyzdžiui, žmogus nori būti laimingas dabar, ne? Jam nesiseka. Kaip jis kompensuoja tą nesėkmę? Visi žinom. Alkoholis, kvaišalai, dar kažkokios nesąmonės gyvenime. Ir jis pradeda tas nesąmonės koncentruotis. Ir jis tuo metu, kad būtų suprantama, visi žinom, ką reiškia alkoholis, jis išgėrė, jis yra,
viskas nuslinko, viskas praėjo, jis tuo metu yra laimingas. Tarsi atrodo taikė, ne, jis gerai. Bet po dienos viskas grįž, viską reikės spręsti. Taigi jis nepataikė, jis ne ten koncentravo savo dėmesį. Suprantat? Dar blogiau, kada ateina priklausomybė, priklausomybė kada ateina. Kaip yra aprašyta, kad žmogus nori dozės. Gauna dozę, tampa laimingas, nurimsta. Ir jeigu jis nori tą priklausomybę įveikti, jis turi koncentruoti savo dėmesį į ateitį. Jeigu aš noriu išsisukti iš priklausomybės ir noriu gyventi, ir noriu būti žmogumi, ir noriu būti pilnaverčiu, taigi man tą poreikį, kuris dabar man sako, taip, tu naudok, reikia įveikti tą norą būti laimingu dabar. Ir žiūrėti, kad aš būčiau laimingas ateityje. Sako, be galo yra sunku tai padaryti. Sako, be galo tai yra sunku padaryti. Be galo. Dėl to žmogus neištveria. Bet kita prasme, aš jums tos pavyzdžius duodu dėl to, kad suprastume. Kita prasme tokia, mes turim pataikinti į tikslą. Į tikslą. Arba paprastas dalykas. Žmogus nori būti geras darbuotojas, geras statybininkas. Žiūrėkit, jis irgi kiek stengiasi, kad išmoktų savo amato. Kiek jis stengiasi, kiek jis prideda vargo, jam nesiseka ir taip. Ir paskui jis išmoksta. Ir koks jis yra? Ne kas, kad darbas paprastas, bet jis yra patenkintas savim. Jis tą darbą žino, jis ateina, sako, o, čia nieko, čia tas. Viskas, čia padarysiu per tiek ir tiek. Jis yra savo darbo meistras, profesionalas, jis yra laimingas dėl to, kad žino, kad jis tai gali padaryti ir jis taip save išpildo. Suprantat? Štai nuodėmė, įsivaizduokit, atrodytų tokis paprastas, siauras dalykas, padariau tą ir atrodo, čia jau daugiau ar mažiau man reiškia arba nereiškia gyvenime. Ne, man pataikinti reikia į tikslą. Ten, kur Dievas mane šaukia. Ir tada aš būsiu laimingas, ir tada aš save išpildysiu, ir tada būsiu išgelbėtas. Suprantat? Taigi tas gelbėjimas, Dievas yra atėjęs mūsų išgelbėti. Gelbėjimas prasideda jau šiame gyvenime. Ir nebereikalo jums pradžioj paminėjau blogį, dėl to, kad mes su blogiu nuolat susiduriame gyvenime. Ir jis mus atakuoja. Ir mes jį turim ką? Pamatyti ir įveikti, kad galėtume išlikti tikrai žmonėmis ir būti laimingi. Nes Dievas nori, kad tu šitoj žemėj būtum laimingas. Ir dėl to mūsų pastangos, mes einam į bažnyčią, meldžiamės, būnam. Atrodytų, kiti žmonės žiūri, galvoja, kam čia reikia, vis tiek aš galiu būti pasiekti ir padaryti. Ne taip paprasta, patys žinom. Mes einam, kad būtume su Dievu, kad būtume išgelbėti, kad būtume laimingi šitame gyvenime ir aname. Amen.